Automobilių mechanikai atlieka automobilių techninę apžiūrą, įvertina jų būklę. Išmano automobilių variklių, važiuoklės, kėbulo, elektros, maitinimo ir kitų sistemų darbą, atlieka jų priežiūros, reguliavimo ir remonto darbus. Automobilių mechanikai gali dirbti automobilių remonto dirbtuvėse, kurti privačią verslo įmonę. Esu Vytautas, man yra 17 metų. Mokykloje labiausiai mėgstu gamtos mokslų pamokas, tai biologija, chemija, taip pat matematika. Lankau tinklį, žaidžiu krepšinį bei stalo tenisą. Noriu studijuoti mediciną ir būti chirurgu. Esu Evelina, man 19 metų. Mano mėgstamiausi dalykai – matematika ir ekonomika. Žaidžiu lauko tenisą ir praktikuoju jogą. Norėčiau studijuoti ekonomiką užsienyje ir tapti finansų eksperte. Aš esu Jurgis, man yra 17 metų, patinka istorijos, muzikos, geografijos pamokas, laisvalaikiu žaidžiu kompiuterinius žaidimus ir skaitau detektyvus. Norėčiau būti policininku ir tirti sudėtingas bylas. Automechanikas Džiugas Juocevičius dirba automobilių servise, darbo stažas 5 metai, baigė Kauno technologijos universitetą. Kasdienybė šiuo metu. Genda automobiliai, jos reikia taisyti. Nuo mažens domėjausi mechanika, automobiliais. Čia yra planinis metinis aptarnavimas. Q7, 3 litrų dizelis. 2010 metai. Būna planiniai metiniai aptarnavimai, patikra aušinimo skysčio, tepalai, visi techniniai skysčiai, padangų būklė, kėbulas, o remontas tiesiog. Būna ir einamieji remontai kaip stabdžių kaladėlės, pakabos kažkokį tai gedimą, jos reikia remontuoti. Yra 4 lygiai mechanikų. Yra mechanikas, yra vyrmechanikas, technikas, yra diagnostikas. Paskui eina meistras priėmėjas, kuris tiesiogiai kontaktuoja su klientais, išsiaiškina, kas negerai, kodėl negerai ir nukreipia pas reikiamos kvalifikacijos meistrą. Kvalifikuojami diagnostikai, su pakaba dirbantys žmonės, kėbulinį darbą dirbantys, tai yra skardos ir taip toliau. Variklį turbūt rašiau atidaręs kapuotą, bet daugiau nei apie jį ką nors papasakot galėčiau, nei ką nors tenais pamaigėt, nieko daugiau negalėčiau padaryti. Pats nežinau, dar kol kas neturiu automobilio, tai dar nebandysiu remontuoti, bet jau tepalus taip toliau galėsiu galbūt pasikeisti, bet didesnį gedimą tai turbūt Džiugui skambinsiu, taip. Kas rinksi šią specialybę, tai turėtų dominti mašinos nuo pat mažumės. Būna priskiriamas mokinys prie kažkurio tai ilgesnį laiką atidirbusio automechaniko ir jisai būna apmokinamas. Kiekviena asmenybė yra atskira ir individuali, tai labai sunku pasakyti. Vienas ir per 2 savaitės tiesiog perima tavo visas žinias, kitam netgi reikia ir 3 mėnesių. Tai čia negabumo jau žmogaus priklauso turbūt. Imlumo gal, sakyčiau, labiau reikia. Labai daug loginio mąstymo. Ir praktikos visada. Ir praktikos, taip. Lengvina paprasčiausiai ir trumpina darbo laiką. Va šitoje vietoje taip užklijuojam. Žiguliai, taip spėjo jūsų tėtis taisydavo, tai būdavo 3 laidai, 4 ratai ir variklis. O šiuo laiku yra daugiau laidų žymiai ir kompiuterių automobiliai išmanus darosi. Dabar yra tiesiog jungtis, per kurią prisijungiama prie automobilio kompiuterio ir klaidos vadinamosios liaudiškai, bei šiaip visokie trūkumai matomi. Aš netgi kaladėlių galinių nepakeisite be kompiuterio pagalbos. Tai čia vat erorą išmetė, tai... Tai va čia yra klaida. Aha, klaida. Jinai yra nereikšminga. Jeigu būtų statik ta klaida ir mes spręstumėm gedimą. Kas metus, kas 2 išeina naujas modelis. Ir visą laiką reikia turbūt su juo susipažinti, nes kiekvienas modelis labai skiriasi turbūt. Nu taip, naujas modelis išeina, tai mes pažįstame, išbandome, pavažiuojame, palyginame su senesniu modeliu. Norisi pačiupinėti, nes nežinai, kada jisai sugrįš ir reikės jį remontuoti. Švelniai, maloniai tikrai. Service falig. Ką tai reiškia? Anksčiau servizuose dirbau, tai literatūros jokios, apmokymų jokių nebūdavo. Tiesiog dirbdavo iš savo galvos ir padarysi greičiau, tai liaudiškai tariant, greičiau pinigus gausi. Kaip pastebėjot, pas mus plytelėm išklota, viskas švaru. Skirtumas nuo konsultanto darbo tik tai tiek, kad vaikštai su kombinezonu. Šitas autoservisas tikrai mane labai nustebino dėl to, kad čia buvo laikomasi visų švaros reikalavimų, draugiškas kolektyvas, labai tvarkinga viskas. Jeigu dirbčiau tokiam autoservise,
kokie mes buvom šiandien, tai su mielu noru, nes gražios mašinos, švaru, tvarkinga, labai prižiūrėta aplinka. Pirmas servisas, kuris turbūt tokį švarų matau. Valoma kiekvieną dieną yra, susitvarkoma darbo vieta po kiekvieno automobilio remonto. Sandėlininkas sėdi liūdį, duosim jam darbą. Jeigu kolektyvas draugiškas, tikrai išspręsit kartu problemą ir bus dvigubai greičiau ir dvigubai lengviau tai padaryti. Būna tokių gedimų, kad netgi ir subūrėm konsiliumą, kad nustatyti vieną gedimą. Darbo praktika tai yra didžiausias pliusas žmogaus, kuris tiesiog prieina ir aš jau šitą garsą girdėjau, arba aš žinau šitą gedimą. Neturintis praktikos žmogus gali užtrukti 2 savaitės, 3 savaitės, ieškodamas jo ir vis tiek eis pas vadinamą į specą klaust. Geras mechanikas, jų visą laiką reikėjo ir reikės, nes automobiliais kaip važiavo, taip ir važiuos, gal net ir daugiau važiuos. Dabar nauja karta atsiras elektriniai, elektromobiliai vadinamieji. Tiesiog daugiau mokslų reikės, kad galėtum remontuoti. Modernėjant mašinoms, modernėja visa ta technika, visi tie autoservisai, dėl to, kad kiek mačiau, tenais visi vos nemestrai su kompiuteriukais, planšetim vaikščiotinais ir viską per programinės įrangas taisė. Pačios mašinos buvo labai prižiūrimas, kad neįbrėžti, tenai uždengta viskas tam tikra medžiaga odinė, kad neišpurvintų, nesubraižytų. Labai kruopščiai ir labai atsakingai viskas daroma. Darbas tikrai yra įdomus ir jeigu žmogui patinka mašinos, patinka visa šis sritis, tai tikrai bus įdomu. Dirbi mechaniku, tai lygiai taip pat gali savo mašiną sutvarkyti, niekada nereikės kažkam vežti į saloną. Tikrai labai daug gerų automechanikų yra išvažiavę į užsienį dirbti. Tad manau, kad tiek Lietuvoje tikrai nesunkiai galima surasti darbo vietą, tiek ir tam pačiam užsienyje. Ir visada turėsi darbą, nes visą laiką mašinas genda. Tai va.